Sekanti dalis – duomenų suvedimas. Kai nustatymuose jau viską pasidarėte, einate į metinio biudžeto langą ir pradedate vesti duomenis. Viską rašyti reikėtų tik tais į baltus langelius. Kol kas jūs, kai įsigysite, bus čia prirašyta visokių skaičių, tai jie yra surašyti tik tais tam, kad jūs matytumėte, kaip atrodo, kai yra suvesti duomenys. Tai juos galite va taip pažymite ir delete ištrinate. Dabar rodo nuostolį metinį vien todėl, kad čia yra įvesta išlaidų. Tai jūs pradedate vesti ir jau matote, kad grafikai pradeda judėti, pradeda sumos vaikščioti ir panašiai. Į visus spalvotus langelius nieko neveskite. Jums reikia vesti tik į baltus langelius. Lygiai taip pat yra su išlaidom. Atkreipkite dėmesį, kad pavyzdžiui suvesite tik tai 6 mėnesius ir matysite, kad vien tam tikros sumos yra raudonos. Tai reiškia, kad jūs viršijate vidutinį limitą, kurį nusistatėte nustatymų lange. Turėkite omeny, kad išlaidas reikėtų pradėti mažinti. Tai ką rodo šitie žali visokie dalykai, ne? Tai rodo tą mėnesį, už ką buvo sumokėta daugiausiai. Pavyzdžiui, šitą mėnesį rodo, kad didžioji dalis buvo sumokėta už biuro reikmenis, tada mažesnė už komunalinės paslaugas ir taip toliau. Lygiai taip pat yra ir su pajamom. Tai rodo, kiek tą mėnesį, kuri pajamų kategorija uždirba daugiausiai pinigų. Išlaidų suma kiekvieną mėnesį yra pateikiama linijinėme grafike. Na ir toliau matome pelnas maržą, čia jau susiskaičiuoja ir dar ką jums reikia įvesti, tai įvesti užsakymų skaičių, kiek jūs turėjote klientų tą mėnesį. Tai arba kiek pirko, arba kiek žmonių jūs suteikėt paslaugas. Ir dar vieną dalyką reikėtų jums įvesti, tai kiek išleidote pinigų iš rezervo. Viskas, daugiau jums nieko vesti čia nereikia. Tik tai šituos 3 dalykus. Pajamą susivedat, išlaidą susivedat, užsakymų skaičių susivedat ir jeigu išleidžiat kažką, tai iš kurio katiliuko išleidote pinigų, ten reikia įrašyti.